Sveiki visi mano panteriukai, su jumis aš esu mylimiausia Amelija ir šiandien yra naujas video. Tai jau aš iš anksto jau nebekalbėsiu, o jau pradėsiu. Taip, aš ir sakau, tai jau atsitiko toks dalykas, tai ir nutiko. O, sveiki mano panteriukai. Sveiki panteriukai. Tilka yra daktarė, nauja daktarė. Tai susipažinsiu. Taip pat esu nauja daktarė šitoje ligoninėje. Tai gerai. Jau darbas baigėsi. Gerai, einam jau. Tai gerai, palauk sekundėlį. Gerai. Einam. O kodėl tu persirengi? Mes į tą, kai sumontuota uniformą, mes su ją persirengti. Aš šiaip tu ateini su kaip nori. Daug nesrengs, atrodo, specialiai iš karto apsirengs. Aišku. Šiandien labai pavargau, šiandien tiek buvo daug žmonių, kad žinau, toks šiandien, kad atrodo, kad koks pirmadienis, o ne ketvirtadienis. Jo, šiandien daug pacientų. Atrodo, kad man namuose kažkas trūksta. Žinau, kad aš turiu dukrą ten, bet dar kažko norisi. Tai nusipirkti tiesiog gyvūną dar vieną kokį. Kokį? Gal šuo ar dar viena katė visada suteikia daugiau jaukumo namam. Gal tu tiksli. Gerai, paklaus savo dukros. Kaip tik aš irgi turiu dukrą, galės mūsų dukros susipažinti. Gerai, tai mano namai čia beveik arti, tai aš einu pėsčiomis. Gerai, tai pasikalbėsiu su ją ir tau sutiksiu. Gerai, labai man buvo su jumis susipažinti. Gerai, man irgi Amelija. Iki penktadienio. Iki. Aš jeigu tu noriu užsikabinimo, reikėtų paprašyti. Vat nesvarbu. Gerai, panteriuko dabar aš važiuosiu namo. Nežinau, gal aš pirmam aukštą šiandien prisiparkavau. Nesvarbu. Tai žodžiu, dabar aš jau važiuoju namo ir susitiksim namuose. Jau atvažiavau. Dabar einu į namus. Taip, jau grįžau namo. Sofija, aš namie. Mama, labas, mama, mama. Labas, Sofija, labas. Kaip sekėsi be? Normaliai, tik pavargau truputį. Myčia! Labas, Myčia, labas. Tik spagaliuosiu tave. Aš su ją ką tik žaidžiau. Gerai, eik. Turiu tau vieną klausimą. Kokį gi? Žodžiu. Sofija, o gal norėtum dar vieną augintinio, pavyzdžiui, šuniuką? Šuniuką? Aš kaip tik apie tai galvojau šiandien. Galbūt laikas mūsų šeimai turėti dar vieną augintinį. Tik reikėtų būti problema, ar susidraugaus Myčia? Myčia pas mus draugiška, tai tikrai susidraugaus su visais. Va, matai. Puiku, tai važiuojame pirkti. Gerai, aišku. Gerai, tai tu jau susiruošus? Taip. Žodžiu, aš taip važiuosiu, tai man niekas skirtų. Gerai. Tai susitiksime gyvūnų parduotuvėje. Tai man panteriuką mes jau atvažiavome. Šią yra ir į gyvūnų prieglaudą sujungta su gyvūnų parduotuvė. Labai įdomi. Dabar reikia eiti. Džinsai.
Džeimsai, koks aš šaunuolis, Džeimsai, mano tokia malika. Gerai, dar pažiūrėkim, va čia šuniukai. Oi, čia ir triušiuk. Kokie gražūs, ojoj, koks gražiukis. Ir kačiukai, ir šuniukai, vai. Tai verkiuosi tokie visi miklūti. Gerai, viskas reikia visų pirma paklausti. Oi, dabar kalbasi. Ačiū. Sveiki. Labadiena, ko norėtumėt gyvūnėlio, galiu duoti pasiūlymą, kokį norit gyvūnėlę, pavyzdžiui, šuniuką, kačiuką. Mes norėtume šuniuką. Galiu čia rankinuką trumpam pasidėti. Tai aišku, tikite, čia niekas nieko nepavoks, čia viskas gerai. Kokio jūs šuniuko norit? Man svarbiausia, kad būtų šuniukas, nesvarbu man kokias bus. Gerai, tai man pažiūrėti mūsų šuniukus, atikčiau. Taip, čia yra vienas toks šuniukas. Jisai čia yra. Kai norite, arba yra va čia dar Džeimsas, bet čia jį jau pasiims. Arba dar yra kai kurie gyvūnėliai. Vis dėlto aš apsisprendžiau šitas šuniukas, nes jis labiausiai kažkaip tai į mus žiūri. Gerai, tai imsite jį. Taip? Taip. Jeigu Sofija tai pasakė mano dukra, tai reiškia, kad taip. Labai šaunu, labai geras pasirinkimas. Tai ateikit, tuo jisai bus. Valiau. Tai o matai, tave šiandien jų paims. Va, šuniukas. Gerai, jis turi savo daikčiukus. Taip, aišku, kad turi. Jos svarbiausia dar yra budelė ir jo šitas žaisliukas. Dar yra gyvūnų parduotuvė, tai galite tenais apsipirkti. Ar kas tik šitie. Gerai, labai ačiū. Tai gerai, jums reikia. Šitas šuniukas turi FBI kilnimo dokumentus ir jisai yra paskiepytas nuo sukiliukų ir viskas gerai. Taip, jums reikia ką pasirašyti ir duoti pinigėlius. Gerai, aišku. Pabūnam dabar čia. Aukysi mėlutis. Gerai, dabar paimkit, pasirašykit. Viskas. Gerai, tai ačiū, kad pasiėmėte iš mūsų šuniuką. Jūs nepagailėsite. Jisai labai geras ir viskas bus gerai. Gerai, ačiū labai. Aukysi paimams. Gerai. Dabar mes einame į gyvūnų parduotuvę pasimti ten jam maistą ir taip toliau. Tai jau susitiksim, kada jau apsipirksim. Tai mes jau apsipirkom visas maistas, pasiėmėm tenais visokį ten dubenėlių maistą, patį maistą, keli žaisliukus, kol kas jam jau tokio jau nelabai reikia. Mums viską pasakė ir pasakė, kad tam šuniukui dabar yra tik tai 2 metukai. Tai yra didelis pliusas. Gerai, dabar mes važiuosim namo. Tik mes turim grįžti atgal, mes ant kitur maštin pasakė. Taigi, mes sutiksim jau namie. Gerai, kokias čia viskas dabar yra išmėtyta, reikės nupirkti visų kitų dalykėlį jau ir kad būtų biški apsistojimas toks. Ir taip, mano pančiukai, dabar mes esam šeimoje 4. Aš, mano dukrelė, Mytė ir šuniukas. Šuniuką vardą mes dar nežinom, kaip mes žinome, tai kad čia yra berniukas, tai pagal jos spalvas, aš nežinau, koks bus jo vardas. Žodžiu, sugalvosime su dukrelė mano. MK paklausim dar draugų, sesės ir taip toliau. Tai žodžiu, iki kito video, o ir dabar iki.